Sveiki, apie tai, kas šią savaitę buvo svarbiausia ir bus įdomu jums žinoti taip pat. Savaitė prasidėjo susitarimu dėl Gazos. Susitarimas pasirašytas, konferencija Egipte, Egipto kurorte Al-Šeiche įvyko, visi paspaudė vienas kitam rankas, bet ar tas susitarimas bus įgyvendintas iki pabaigos, nes tik tai tokiu atveju matyt galima tikėtis ilgalaikės ir tvirtesnės taikos vidurio rytuose. Kitu atveju, po kurio laiko mes galime matyti vėl įtampas, augantį nepasitikėjimą, kuris labai dažnai perauga ir į karinius veiksmus. Tai, kas įvyko štai praktiškai antrą dieną po susitarimo pasirašymo, kada Hamas grįžo į Gazą, 30 sušaudytų, taip sakant, bendradarbių su Izraeliu arba nepatikimų asmenų įrodo, kad Hamas teroristinių veiksmų neatsisako. Tai yra teroristinė organizacija, su kuria geriau neturėti jokių reikalų. Žinoma, nuo situacijos artimuosiuose rytuose labai priklausys, kiek laiko ir valios, sumanimų ir planų turės Trumpas spręsdamas Rusijos agresijos reikalus prieš Ukrainą. Koks jo bus nusiteikimas? Ar jis bus paskatintas tų susitarimų vidurio rytuose? Ar bus panaudoti protingai dėrybiniai metodai? Laikas parodys. Tačiau dabar mes galime žinoma tikėtis, kad Trumpas skirs daugiau laiko Ukrainai, ko žinoma mes esame iš esmės suinteresuoti, bet manykime, kad tai nebus kažkokie vienašališki veiksmai, spaudžiant Ukrainą, Ukrainos sąskaitą ir vėl grįžtant prie litanijos, kad, žinot, Rusija yra teisinga, gera valstybė, su ją tik tai reikia mokėti susitarti ir čia tik tai didysis derybininkas gali tą padaryti. Socdemų sprendimas toliau žaisti, sakyčiau, po kiliminių žaidimus su Nemuno aušra tęsiasi, jie neišmoko pamokos, jie galvoja, kad Nemuno aušros ministrą galima permesti kitiem darbuotojams, kitų sferų darbuotojams. Jie pakentės. Bet štai su kultūra kaip nors čia nusiraminsime, perduosime čia saviškių ir taip toliau. Tai tiesiog rodo nepagarbą valstybei, nepagarbą jos piliečiams. Kągi pirmadienį pristačiau kartu su savo kolegu Robert Zylė iš Latvijos pranešimą apie karinį mobilumą. Esu pranešėjas. 2 komitetai saugumo ir gynybos ir transporto rūpinasi šituo pranešimu. Gruodžio mėnesio pradžioje mes turime balsuoti komitetuose. Dabar svarstome tuos kompromisinius teksto variantus, kuriuos bendros grupės, darbo grupės paruošia mums prižiūrint ir, kaip sakant, nukreipiant tas darbo grupės. Keli pagrindiniai dalykai. Tai yra ir finansavimas, ir prioritetiniai transporto koridoriai, tai yra ir taisyklių arba, sakykime taip, reguliavimo aplinkos sutvarkymas ir panašiai. Yra daug labai svarbių dalykų. Šitom savaitėm turėjau labai daug įvairiausių konferencijų, susitikimų su partneriais, socialiniais, ekonominiais partneriais, iš kurių išgirstame gerų patarimų, su kuriais aptarėme įvairius svarbius aspektus tam, kad iš tikrųjų rastumėm sprendimą. Mums reikalingas sprendimas, o ne tuščias tekstas. Šios savaitės antroje pusėje lankysiuos Latvijoje kartu su kolegomis iš Latvijos ir iš kitų valstybių narių. Tai vadinama tokia grupė yra, rytinio pasienio grupė. Lankysimės Latvijoje, kad suprastumėm ir išgirstumėm iš jų pareigūnų vertinimus apie situaciją. Lankysimės karinėme poligone, taip pat dronų gamykloje ir panašiai. Toks bendras veiksmas yra reikalingas, kad jaustumėm vienas kito petį, kad suprastumėm, ką daro viena valstybė, ką turi padaryti kita valstybė, kad eitumėm kartu. Ir iki kitų savaičių.